Sveiki, esu Rūta Elijošaitytė, viešosios įstaigos Laikas skaityti vadovė. Nuo šiol kartą per savaitę sveikinsiuosi su vaikų radijo klausytojais ir pusvalandį skirsiu pokalbiui apie skaitymą, jo naudą, apie knygas. Kalbinsiu Lietuvos rašytojus, išleidusius naujas knygas vaikams, o apie vaikų skaitymo įgūdžius diskutuosime su vaikų bibliotekų darbuotojais, tarsime su vaikų psichologais. Kad ir vaikams būtų smagu klausytis, skaitysime ištraukas iš naujų ar seniau leistų knygų. Jeigu turėsite įdomių temų ar klausimų apie skaitymą, literatūrą, naujas knygas, rašykite vaikų radijui ir mes stengsimės į juos atsakyti. Kodėl laida vadinasi Augu skaitydamas? Nes tyrimai rodo, kad skaitantis vaikas auga savarankiškas, išmintingas, turintis savo nuomonę ir mokantis pasirinkti. Augu skaitydamas tai taip pat ir 3 metus vykstantis projektas, skatinantis vaikus skaityti. Prasidėjęs šių metų pavasarį, lapkričio mėnesį jis jau baigėsi. Mes ir kitiems metams turime naujų įdomių idėjų ir tikimės dar daugiau vaikų sudominti knyga. Tačiau pasidomėti, kaip vyksta projektas, ką ir kiek mūsų vaikai skaito, galite užėję į interneto svetainę auguskaitydamas.lt. Džiaugiamės, kad daug vaikų registruojasi, skaito ir dalijasi savo skaitomomis knygomis. Nors pavasarį atliktas skaitymo įgūdžių tyrimas rodo, jog pastarąjį pusmetį nei vienos knygos neperskaitė net 18% 3–10 metų vaikų, skaitančių vaikų vis dėlto yra dauguma. Tėveliai, kurie augina vaikus iki 2 metų, taip pat dažnai pripažįsta, kad visai neskaito jiems knygų. Galbūt jiems tai netrodo prasmingas užsiėmimas arba galvojama, kad vaikas nesupranta skaitomo teksto. Bet vaikui ne tiek svarbu tekstą suprasti, kiek apskritai svarbu jį girdėti iš jiems artimo žmogaus. Sudominti vaikus knyga gali tik suaugusieji. Jeigu neskaitysime patys, jeigu vaikas namuose nematys knygų, nematys savo tėvų su knyga, jam tai bus keistas ir neįprastas dalykas. Todėl jam taip pat nesinorės imti knygos į rankas, nes vaikai jų kopijuoja suaugusiųjų elgesį. Tad jeigu norime užauginti skaitantį vaiką, turime jam savo pavyzdžių parodyti, kad tai yra įdomu, smagu, prasminga ir teikia naudos. Todėl pačius mažiausius mes pratiname namie, o vėliau daug žinių apie knygas vaikai gauna darželiuose, mokyklose, bibliotekose. Ir vis dėlto daugeliui žmonių vis dar kyla klausimų, o kodėl yra svarbu vaikus skatinti skaityti? Kodėl reikia juos pratinti prie knygos nuo pirmų dienų ir auginti skaitančius vaikus? Priežasčių yra labai daug, o svarbiausia, kad visos skaitimo teikiamos patirtys yra teigiamos. Ankstyvas skaitymas yra vaiko gyvenimo sėkmės garantas. Jis padeda vaikui tapti savarankišką ir savimi pasitikinčią asmenybę. Skaitymas balsu yra visą šeimą vienijantis užsiėmimas, suteikiantis vaikui saugumo jausmą. Skaitymas padeda atsipalaiduoti. Tai vienas didžiausių gyvenimų malonumų. Svarbu rasti savo knygą. Iš tiesų labai sunku yra dažnai rasti savo knygą ir ypač vyresni vaikai sako, kad paimta į rankas knyga jiems atrodo įdomi, neįdomi ir norisi ją padėti kuo toliau į šoną. Todėl labai yra svarbu parekomenduoti tokią knygą, kuri vaikui suteiktų džiaugsmo ir žinių ir būtų jam pačiam įdomi skaityti. Jeigu matote, kad vaikas visiškai neįsiskaito į tekstą ir jam jis yra pagal amžių neįdomus ir nesuprantamas, nepersistenkite ragindami jį skaityti tą tekstą. Galbūt kartais draugai, bibliotekininkai gali parekomenduoti kitą knygą tokią, kuri tikrai jį užkabins. Skaitymas praplečia vaiko žodyną ir turi tiesioginės įtakos vėlesniems vaiko mokslo pasiekimams ir raštingumui. Kuo daugiau vaikas skaito, tuo daugiau sužino. Skaitymas vaikui leidžia pažinti vietas, kuriuose jis niekada nebuvo ir lavina jo vaizduotę. Šis užsiėmimas nieko nekainuoja, tačiau padeda atrasti naujus pasaulius, naujas patirtis, žinias ir bendraminčius.
Kultūros ministerijos užsakymų šiais metais atliktame gyventojų dalyvavimo kultūroje ir pasitenkinimo kultūros paslaugomis tyrime rašoma: 38% gyventojų per metus neperskaito nei vienos knygos, neskaičiusiųjų daugiau tarp vyrų pradinį ir pagrindinį išsimokslinimą turinčių gyventojų, nesijaučiančių laimingais, prastos fizinės ir dvasinės sveikatos. Taigi žmonės, kurie dalyvauja kultūroje, kurie skaito, jie tapatina save su laimingais žmonėmis, patriotiškais. Manau, kad mes visi norime auginti tokius vaikus. Taigi kitas klausimas yra kaip pratinti vaiką prie knygos. Labai paprastai, taip pat kaip ir prie kitų jam svarbių dalykų, prie kitų įgūdžių, kurie jam pravers gyvenime. Tačiau pratinti reikia pradėti ne tada, kai vaikas jau pats noriai skaito, o tada, kai jis į knygą žiūri tik kaip į dar vieną jam naują daiktą. Kuo anksčiau suformuosime vaiko įgūdžius, tuo lengviau jis jais naudosis. Taip pat ir su knyga. Kuo anksčiau jis pripras prie knygos, prie skaitomo teksto, prie klausomo teksto, tuo ištikimesniu draugu jis ją laikys. Taigi pirmoji pažintis su knyga bus tuo patikimesnė, kuo anksčiau ji įvyks. Netidėliokite. Pirmos vaiko knygutės turi būti patogios jam paimti, mielos, lengvai vartomos. Metų kūdikis gali knygą kramtyti, bandyti jam plėšyti. Tegul, nedrauskite jam to daryti. Taip jis susipažįsta su knyga, kaip su dar vienu savo daiktu. Tačiau skaityti jam galite net ir tai, ką skaitote patys, nes jam daug svarbiau yra neskaitomo teksto prasmė, o jūsų balso tembras ir tai, kad leidžiate laiką kartu su vaiku. Tai vaikui yra saugumo garantas, lygiai taip pat kaip ir lopšinės, kurias jūs jam dainuojate prieš miegą. Taigi, jeigu pratinsite vaiką prie knygos nuo pirmųjų dienų, didžiausias darbas jau bus padarytas ir jūsų vaikas visada į knygą žiūrės kaip į jam artimą, mielą daiktą. O mamoms ir jų vaikams gražus Miriam Moss tekstas Užmiršau pasakyti, kad myliu tave. Knygą iliustravo Ana Kariai ir vaikučiams bus ne tik smagu klausytis šio teksto, bet ir kartu su jam artimiausiais žmonėmis žiūrėti paveiksliukus. Biliui pabudus, Kiškutė slėpėsi po lova. Nejaugi manai, kad nerasiu tavęs, Kiškute? Paklausė Bilis ir nutvėrė Kiškutę už letenėlės. Pusryčiai, iš apačios šūktelėjo mama. Tuoj, atsakė Bilis. Kiškutė negražiai elgėsi. Eikš, nusiplauk savo liepnes letenėles, liepė mama. Tuoj, atsakė Bilis. Kiškutė nevalgo kiaušinio. Nagi paskubėk, Kiškutė. Bilis su Kiškute grįžo į savo kambarį persirengti. Mama įkišo galvą pro duris. Greičiau renkis, Bili, tuoj, atsakė jis. Man regis Kiškutei skauda pilvuką. Bėk valytis dantukų, Bili, skubino mama. Tuoj, atsakė Bilis. Kiškutė kreivai susisagstė sagas. Bili, pirmą susiruoškim, o tada jau žaisk su Kiškute, paprašė mama. Pagaliau apsirengiai, atsiduso mama. Bet kurgi aš padėjau tavo batus? Aš juos jau apsiaviau, nusijuokė Bilis. O, puiku, šyptelėjo mama. Štai tavo paltas, vilkis. Mums tikrai jau reikia eiti, arba pavėluosim. Tačiau Bilis nukūrė aukštyn. Aš tuoj, šūktelėjo, Kiškutė užmiršo atsisveikinti su kitais. Eidamas į darželį, Bilis nešėsi Kiškutę ir dėželę su priešpačiais užsikėlęs ant galvos. Būk atsargus, įspėjo mama. Būsiu, atsakė Bilis. Tik Kiškutė ramiai nesėdi, vis muistosi. Staiga Bilio dėželė su priešpečiais nukrito ant žemės ir atsidarė. Ak, Bili, nekantriai šūktelėjo mama. Dabar mes jau tikrai pavėluosim. Atiduok Kiškutę man ir pasiskubink. Bet jie taip vėlavo, kad likusį kelią iki darželio teko bėgti. O, štai kur jūs, tarė ponia Braun. Mes jau pagalvojom, ar ko nenutiko. Atsiprašau, puškuodama apgailestavo mama. Bėgsiu, nes jau vėluoju į darbą. Iki, Bili. Ir ji išskubėjo pro duris. Bilis pasikabino savo paltuką. Ar kas ne taip, Bili, pasiteiravo ponia Braun. Mamytė nepasakė, aš myliu tave, susirūpinęs atsakė Bilis. O ji visuomet pasakydavo. Na, mamytei teko labai skubėti, paaiškino ponia Braun. Palikai Kiškutę ant pakabos, su ja kaip mat pralinksmėtum.
Jie puolė ieškoti kiškutės Bilio kišenėse ir netgi patikrino dėžutę su priešpečiais, bet niekur nerado. Ko gero palikai ją namie, tarė ponia Braun. Tikrai nepalikau, pravirko Bilis. Turbūt, kai man iškrito dėžutė su priešpečiais ir turėjome bėgti, aš pamečiau kiškutę. Noriu mamos. Ir staiga atsilapojo durys. Tai buvo mama. Ak, Bili, aš labai atsiprašau, sušuko ji. Pamiršau grąžinti tau kiškutę. Ir dar užmiršau. Aš užmiršau pasakyti, kad myliu tave. Bilis įsikniaubė mamai į glėbį ir ji švelniai nušluostė jam ašaras. Aš irgi tave myliu, pasakė Bilis. Ir jiedu tvirtai apsikabino. Kaip kasdien nepamirštame pasakyti savo vaikams, kad juos mylime, taip nepamirškime imti knygą į rankas ir skaityti kartu su jais. O mes susitiksime kitą savaitę. Kalbinsime rašytoją Liną Kevelaitį ir klausime jo apie naująją jo knygą Kortagai. Iki!